Nu, sveiki, draugai. Sugrįžau. Ir vėl dingęs buvau. Žinau. Būna. Oras visą kitą nesmagu. Buvau, nenorėjau išeiti į mišką, o dabar išėjau. Paukščiukai čiulba. Nežinau, ar girdėsit. Šilumos 11, tai galima pajudėti. Labai smagu, be galo. Kviečiu prisijungti, pažiūrėti. Ir kad jau pasijungė, tai palaikinkit, pasubscribinkit. Pasekit mane, prašau. Ir man tai bus didelė parama. O dabar judam pirmin. Pirmas signalas. Ir tikrinam. Kažkokia dalis labai lengva. Gal metaliumas. Greičiausiai, nes balta. Kažkokia tiesiog dalis. Signalai tai kas porą žingsnių. Eini ding. Eini ding. Labai gerai. Ir dabar kažkas stambesnio. Tai ten va duobė. Tokia tikrai dideliai gali būti technika įvaryti skirta. Čia didelis kažkas. Traukiam lauk. Kažkoks tiesiog juodas metalas. Bet gali būti šarvo technikos dalis, bet kokia. Radinių daug. O! Skylė prakirsta. Skeveldros greičiausiai. Tikrai neoriginaliai daryta. Tai karo laiko. Tokie čia kūrimi kosminiai. Vienas dalykas, nesimato, kad kasta kažkieno būtų. Apkasų nenormaliai daug. O dabar einu. O, ant paviršiaus geras signalas. Ko čia per daiktas? Pasižiūrau. Na, žiūrau ir nesuprantu, aišku, kas čia per daiktas. Tai žinau, kad mano žiūrovų yra labai protingų. Galit gal atsakyti. Čia akivaizdžiai technikos dalis. Žymėjimų kažkokių nematau, bent kol kas nepavalius. Žalvaris. Vienu žodžiu, žiauriai faina. O gamta, paukščiai čiulba. Po tiek laiko nekasimo, tai atsigauna širdis. Ai, tarp kitko, kas nematė, tai buvo įdėjęs šortą video, tai apkasa mano apsėmė. Kažkas buvo teisus. Bet nieko, palauksim, viskas atslūks, nukris ir kasim toliau. O dabar stengiamės kažkur pajudėti kitur. Vėl radinys. Aišku, mes tokių čia šiandien daug surasim. Mums nežinomų, nesuprantamų, bet sakau, yra technikai, galit man atsakyti. Kažkoks, birbyziukas kažkoks va. Neaiškus. Tokie vaizdžiai, kad technikos dalis yra. Na, kol kas pasidėsiu. Ateičiai, jei atsakysit, kas rimto, gal tai pasimsiu, nežinau. Na, duobė apkasas, neblogas signalas, bet nežinau, molis nelabai lengva, kas gilis, bet lygtais neblogas storis.
vis dėlto tauresnė skarda. Skardas tauresnė ir net giliau nerodysiu. Ir ką noriu pasakyti, tai visada tokius signalus kasdami būkite atsargus. Nes jau man tekia į tokią skardą, jinai žemėj pūna, kraštai plonėja. Vieną kartą taip traukiau per pirštus, nematydamas ką esu. O ten vidury miško kraujai bėga. Nieko neturi net kuo susibintuoti. Tai būkite atsargus, o dar geriau darykite taip kaip aš. Nešiokitės pirmos pagalbos vaistinėlę, ten kokių pleistrų, bintų, dezinfekcinio. Tokį švampalėlį. Vambalėlį. Na gerai. Čia iš tikrųjų ne iš vampalėlis, ne vambalėlis. Gilziai žalvariniai. Ir tas skylė akivaizdžiai buvo darytas namų gamybos. Primusas, ne primusas, kaip jį pavadinti, žibalinį lempą. Galą užspaudžia, pinatą ištraukia. Čia deguonies padavimas, berods. Jei neklystu, nežinau ar. Ir taip veikia. Aišku, dėl kažkokių priežasčių nupjautas yra dugnas, nes jisai turėjo daug ilgesnis būti. Turim gražų signalą, tik tais mūsų žeminė tokia jau gera. Nu vat. Žalvariuko. Biškelį žalvario. Čia gražus ir taip radinys. Reikėtų pasivalyti. Visados pasivalykit šitas vietas. Iš galo kartais būna ir elis. Nors čia klausimas, ar čia vokiškas daiktas. Ir sekantis mūsų žingsnis visada pasitikrinkit, ar nerasite daugiau. Akivaizdu, kad daugiau nerasim, nes nieks nepypia. Tai jau po truputį rankiojam kažkokius tais fragmentus. Greičiausiai zenitinio pabūklo gilziai. Nu ką, nori, nenori, bet reikės pavalgyti. Šiaip stengiuosi tą laiką tempt, kad galėčiau daugiau laiko pakasinėti, bet turbūt nebus išeities. Pasistiprinti reikia. Negaminsiu šiandien nieko. Sprendžiau, kad tai per daug šlapia. Laiko atima ir vienu žodžiu. Šiaip kai bus geresni orai, šilčiau, sausiau, gaminsiu. Dabar turiu sauseką savo. Nu tai čia toks pats pasidariau. Šausim arbatukiais, šausim sumuštinuką. Kaip sako, suvalkiečiai katė pusė vištos. Aš nevalgau nei to. Tik tai višta. Tai dabar valgysiu picukį. Papasakosiu tokį vieną dalyką apie žemėlapį. Tai va, ką norėjau papasakoti apie žemėlapį, tai daug man rašėt jūs, daug žinučių ir komentarų ten rašėt, kokį žemėlapį naudoju. Nu, čia esu ne kartą sakęs jums, tai naudoju aš tik vieną žemėlapį. Jame pavaizduota kaip įtvirtintas rajonas mano būtent 44 metų. Aš jį turiu pririštą prie topografinio šiuolaikinio žemėlapio.
ir jį vienintelį naudoju. Man daugiau nieko nereikia, nes realiai aš į kitus rajonus nevažiuoju. Kasu tik čia. O dalintis, soriukas, kebra, nesidalinsiu. Šiaip jau dabar girdėjau tokį atgarsį, kad vietiniai kasėjai, manau žinosit, kad apie jūs kalbu. Screenshotina tas nuotropas, kur įdedu tuo pačiu žemėlapio, praeituose video buvo dėjęs mažas dalis žemėlapio, screenshotina ir pagal jas važiuoja kasinėt. Chebra. Ok, vietos visų. Aš nepykstu. Bet šiaip tą žemėlapį realiai labai norint, stipriai pasidomėjęs, patys įsitrauktumėt iš interneto. Tik tais prisiriščiau, nepavyks patiem. Tai žodžiu, patarimas visiems toks dėl žemėlapių. Tai žemėlapių ir apskritai informacijos kasinėjant vietovės. Ieškokit informacijos ne per vieną Google, o daugiau tų paieškos platformų. Yahoo, ten Yandex man ar kažkas toko, Firefoxas. Jos visos dirba ant skirtingo algoritmo ir skirtingai atranda tam tikrus dalykus. Taip pat naudokit kuo daugiau užsienio kalbų, ypatingai daug informacijos, kaip bebūtų gaila rusų kalba, kurios aš nesuprantu. Tai suprantat rusų kalbą, tai stenkitės apie savo vietovę ieškoti rusų kalbą informacijos ir tikrai kažką atrasit. Taip pat stenkitės rašyti kuo daugiau raktinių žodžių į paiešką. Kuo daugiau surašysit žodžių raktinių, tuo išplėsit galimybę atrast kažką pagal tai. Čia kažkokį įdomų batonėlį radau. Piknik. Piknikai. Reikia pasitikrinti. Skaitosi sveikai valgau. Suriešta. Su riešutais ir razinų. Man tai zajabys, bet kas razinų nevalgo, tai turbūt nelabai. Ar šiaip skanus. Primena lainą. Jo. Primena lainą, tik tai tas be razinų. Turim signalą šlapynėje. Labai neaiškus. Gali būti, kad kontūras kampuotas ir plonas, bet reikia patikrinti. Skeveldra. Nu va, aš kaip kalbėjau, kad miškas visas šlapias. Tai čia yra puikus pavyzdys. Praktiškai visos gilesnės duobės iki viršaus, pilnas vandens. O galima tik įsivaizduoti, kokie lobiai gali slėptis ten po apačią. Galvoju, kai pačils oras apskritai padaryti tokią pelkių dieną, tai gal apsirengsiu tą hidroterminį kostiumą, šiek tiek prašilus, bet dar aišku pavasarį. Ir bandysiu tokiuose duobėse paieškoti. Patikrinti vis dėlto, jeigu jos didžiąją metų dalį apsemtos, tai labai tikėtina, kad kažkas bus kasę be manęs. Tai galbūt atrasiu naujų radinių. O čia tai prikolna normaliai. Kamuolys miške. Nu, iš manęs prastas futbolistas. Grįžtant išleisiu orą ir paimsiu iš šiukšlių dėžę. Kažkoks gaidosas
gaidasikas, bet tikrai nuo technikos. 100%. Tai va tokia, o šiandien kasinėjimas, šlapynė, šlykštynė, dumbluotas visas, bet linksmas už tai. Pizdat. Rankos aplimpa dumblais. Darosi sunku tada kast. Oi, aš tai visada pasitikrinu. Stiklus. Ar ne koks carinis. Čia aišku sudužęs. Ir sovietinis. Syva. Kažkoks biesas. Storo metalo. Bet kai taip viskas molina ir dumblina, tai oi, kaip sunku pasakys, kas čia per daiktas. Nu, kažkokios irgi technikos dalis. Sovietinės dujokaukės bakelio užsukimas, kamštelis. Nu va. Dar kažkokios triubos gilzė tuščia. Šiaip gana neprastai išsilaikęs, tvirta turiu galvoj. Bet šios tikrai nesinešiu, nes sunku ir realiai naudos mažai. Šiam signalas tai čia žiauriai aukštas ir ką jis gali reikšti, tai manau tik tais žalvą realiumą, kažką tokio va, pelkynėje, šlapynėje. Kaip aš ir sakiau, panašu, kad čia limas iš juodos spalvos, panašu, kad vokiški dažai. O realiai kas čia tai neaišku, tiesiog nulauža kažkokia. Temsta, kyla rūkas, miškas darosi toks mistiškas. Nors aš įpratęs šiaip miške būti vienas, bet toks savotiškai nejauku, bet kita vertus ir smagu. Kažkokią apgaubę mistiką mišką. Tai neprisižadu, bet labai tikiuosi greitai pasimatysim. Iki, palaikinkit.